Siekiant, kad kuo daugiau žemės savininkų pasinaudotų galimybę sutvarkyti savo laukuose esančius magistralinius melioracijos griovius, paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę pelno nesiekiančios investicijos surinkimo terminas pratęstas iki šių metų spalio 31 dienos. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo galėtų būti pareiškėjų, tačiau turi turėti registraciją Žemės ūkio kaimo verslo registre. Ūkyje turėtų būti bent jau 1 hektaras griovio, kuris eina būtent per konkretaus pareiškėjo žemės. Priemonė pelno nesiekiančios investicijos pradėta įgyvendinti tik šiais metais. Jau paskirta paramos suma sudaro daugiau nei 2 milijonus ir 100 000 litų. Pinigų šios priemonės įgyvendinimui dar yra. Ūkininkai, kurių laukuose dėl blogai veikiančių magistralinių melioracijos griovių kaupėsi vanduo, dar gali suskubti ir pasirūpinti būsimų metų derliaus išsaugojimu.